institucinė globa yra vaiko teisų pažeidimas. Tas jau yra pasakyta labai senai, tiek Jungtinių tautų, tiek ES lygmenių. Ir nepaisant to, kad Europos komisija aiškiai sako, kad valstybė privalo imtis visų įmanomų priemonių užtikrinti vaikų patekimo į institucijas prevenciją. Tai yra, jie ten neturi patekti. Pas mus kažkaip šita žinia ateina labai sunkiai. Pavyzdžiui, Švedija yra priėmusi įstatymą, kurio remiantis yra mokamos kompensacijos vaikams augusiems globos namuose, nes valstybė suprato, kad ji neįvykdė tinkamai savo pareigos pasirūpinti tais vaikais, kad ji pažeidė jų teisę į šeimą ir dar daugelis kitų teisių, kurios neišvengiamai pažeidžiamos globos institucijose. Ir tai nėra darbuotojų kaltė. Tai yra tiesiog tos sistemos kaltė, tai yra visiškai netinkama sistema. Tas labai gąsdina tokie žodžiai, bet reikia suprasti, kad daug dalykų žmonės padaro neturėdami intencijos. Gerai, iš geriausių paskatų mes žinom, kur kelias yra grįstas. Tai intencijos sužaloti niekas neturi, bet stoka žinių apie tai, kas atsitinka su vaiku, kai jisai auga ne vienam ryšy. Ir tas pats gali atsitikti su vaiku auginamu 7 auklių. Jis gali, kaip čia pasakyti, kažkuria prasme turėti 7 auklės ir bus labai panašus rezultatas. Nes kūdikiui reikalingas nuolatinis augintojas. Čia yra faktas. Ir todėl kūdikių namai ta prasme yra tikrai žalingi. Švedijos ambasada ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas labai džiaugiamės, kad esate čia su mumis. Stebuklingų kalėdų laukimo metu, nuostabios muzikos gala, mes norime kalbėti su jumis apie visų mūsų svarbiausią turtą – vaikus. Kiekvienam vaikui reikia šeimos. Šiuo koncertu pristatome akciją Šalis be vaikų namų. Nėra karų jau senai. Jau nebėra žudynių pas mus. O vaikų mes turim vaikų namuose 4000. 4000 vaikų.